Jau rytoj, penktadienį, lapkričio 7 dieną, jūsų laukia naujas vienintelio Panevėžio rajono laikraščio Tėvynė numeris. Kaip ir kiekvieną savaitę, skaitytojai Tėvynėje ras aktualių straipsnių, nuotaikingų istorijų, laisvalaikio skaitinių ir kitos naudingos informacijos. Paistrio seniūnijos ūkininkas Tautvydas Kontrimavičius dalyjasi patirtimi, kaip per atkaklumą ir meilę žemei galima išlaikyti tvarų šeimos ūkį. Jis pasakoja apie modernius sprendimus, atsakomybę ir požiūrį į jaunų ūkininkų ateitį rajone. Panevėžio rajono bendruomenės įrodo, kad vienybė didžiausia jėga. Straipsnėje aprašomi įvairūs projektai, kurie subūrė žmonės bendrai veiklai, nuo aplinkos tvarkymo iki vietos švenčių organizavimo. Čia puoselėjami audimo, keramikos, pynimo ir kiti tradiciniai amatai. Amatininkai pasakoja, kodėl svarbu perduoti žinias jaunimui. Rajono kultūros darbuotojai apie naujus projektus, renginių organizavimą ir siekį išlaikyti gyvą dialogą su bendruomene. Rajono švietimo įstaigose kuriamos iniciatyvos suburiančios visus nuo mokinių iki tėvų. Projektais, renginiais ir savanorystės galimybėmis mokyklos įrodo, kad ugdymas ne vien tik pamokos. Tėvynėje pristatoma rajono muzikantė Agnė Stakėnaitė, kurios balsas skamba vietos renginiuose ir konkursuose. Ji dalyjasi savo istoriją, kaip muzika tapo gyvenimo dalimi ir kodėl kūryba jai būdas kalbėti apie žmones, Panevėžio kraštą ir jausmus. Paistrio kultūros centras ruošiasi savaitgalio renginiui, Juozapo Gudavičiaus muzikos konkursui, kur giria žaliuoja. Čia susitiks chorai ir orkestrai iš visos Lietuvos. Vadokliuose surengta rudens šventė, Smilgiuose paminėtas bendruomenės veiklos 10-metis, o Paistryje jaunimas ruošiasi kalėdiniai labdaros akcijai. Kaip ir įprasta Tėvynėje, įvairūs patarimai, TV programa visai savaitei, kryžiažodis ir dar daugiau aktualijų bei naujienų iš Panevėžio rajono.